97,8 FM. Radio stotis RS2. Čia RS2. Visada smagiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, sveiki, hebrytė. Sveiki, Labas. Pagaliau šilumą ateina. Pagaliau. Sniegai išsiblaškė. Aš taip žiūriu ir galvoju, dėl ko tas Arūnas čia toks liūdnas, Neskaičiau, nusiminęs. Telefoną skaičiau. Ai, telefoną skaitai? No. Apskaitė telefoną. Nu ką ten, kas ten, Šiaulių šviesuliai ten ruošiasi jau santuokas registruoti. Ai, nu tai čia, žinai. Nu, vadai. Tai, miestą. ne, nu tu supranti, žiūrėk, atsimeni, kaip prasidėjo, supranti, jeigu nori bažnytinės santuokos. Turi į kursus nueiti, išklausyti, praeiti ten, žinai, taip toliau. Tai dabar irgi, žinai, norėsi, pavyzdžiui, kad nori, kad tave iš vis sutuoktų, ne, o toks tik meras. Kaip sakant, 300 laikų. Tada sutuoksim nemokamai. Tai nemokamai, susimokėti reikės žinok, vis tiek. nemokamai nebus, žinok, net aš kai tokiau, žinok, jau ten mokėjau, dabar nepamenu, kiek ten. Nu, matai, pasikeitė laikai, dabar, žinok, jeigu palaikiniu gali ir nemokamai gauti. Bet jeigu tu viršysi ten kokius 2-3 kartus laikų skaičių, Nu, istorija tada yra gausi tokia. Bus iškilmingesnė ceremonija. Istorija yra tokia, kad Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius pareiškia, kad, nu, iš principo įstatymai nelabai prieštarauja Lietuvoje, kad merai galėtų tuokti žmonės. Nu, ne metrikacijos skyrių, ne klebons, pavyzdžiui, bet meras galėtų irgi tą O daryti. pavyzdžiui, ten administracijos direktorius. Ne, čia apie merą kalbą. O Jau tu architektūros čia skyriaus viršininkas. Ne. Taip neužsimokyk plačiai. Architektūros skyriaus viršininkas galės dizainą padaryti. Žinai, Supranti, ten kai- tuo Audriau, Zakso to naujojo. toktuvių tuos vietas. tu supranti, kai vieną dalinį iš 10 nieko gero, žinau. Nieko gero, ne? Nu, Geriausiai dalinas viens iš vieno. tai mers labai apsidžiaugė, jis palaikė tą idėją ir ten nusakė jau šviegždai ten savo tam vicemerui, sakė, Aha. jau registruok jau į kainas, tu susitark ten dėl kainų. Nu, bet Nu, palauk. mūsų meras tai gudras ir čia tik merui bus prievolė, žinai, nu, ta prasme, kad galės tuokti. Jisai iš karto šviegždai dar, bet... Girdit, tai Partneris. Nu, partneris, jo. girdit, tai jeigu, sakykime, kad ta diena bus paskirta, nu čia aišku šeštadieniais turbūt, ne penktadieniais, šeštadieniais Nu, tai taip, tuoktuvės. čia žiūrint, kada tu nori. Tai faktiškai penktadieniais mūsų meriuks bus visą laiką toks linksmas. Pats šafė. Tai dar Man ir atrodo, kad ketvirtadieniai ketvirtadieniais yra, dar galima. Galima, Tai nuo galima, ketvirtadienio jo, mes galima. jau- Tai jeigu nuo ketvirtadienio pradedi, nes, nu, klausyk, nu, vis tiek šampano taurę reikės išgerti. Čia mažiausiai. Audrių dabar nealkoholinė yra. Jeigu... Nu, tai kokia čia netikra šampana. Nu, Kas tai čia nesąmonėm taip, kalbėta, nu. nesupratau. Tai va, tai tu įsivaizduok, jeigu Sakai, ten, prasigers. pavyzdžiui, kokie 20 porų sutuoki ir kiek čia tada butelaičių jau išein, nu jau Nu, išein. Dzintie Butelis butelaičiai, bet man 5 tada taurės. kits klausimas. Skaičiuojam. Tai kada mers dirbti begalės? Jei nuo A, tai- ketvirtadienio tik tuokti Ne, reikės. klausyk, A, tai tu manai, kad čia... aš prisimenu, Nu, taigi chebra, sakė, tiek daug darbo yra. Dabar Va, pagal aš naują prisimenu, įstatymą gi tą atsimenat, tiek darbo. prieš Palauk, naują ką dirba, įstatymą, jo. palaukit, ką kad dirba. sakė, taip, vis tiek jisai nieko nedirb, kadangi jis nespėja nieko padaryti. Tai ko čia nepradėti tuokti? Ne, kai nieko Nors linksma nespėjai padaryti, tada atsisėdė į Facebooką. Suknių gražių pasižiūrės, Įmerkė- moterų gražių ir vyrų. Įmerki užpakalį Facebooką, įdirbi tenai. Ne, bet jisai gudriai. Jeigu jau taip tas krūvis didėja, tai jisai negopšas ir jis su šviegžda pasidalins. Palaukit, jis naują sugalvos dar planais, kadangi toks jau aktyvus mūsų meras ar ne Facebook'e yra, tai jis nuotoliu toks. Su elektroniniu parašu. Būna aktyvus ir pasyvus. Nuotolinis bendravimas bus iki to, kol tu prieisi, kad supratau. tave iš viso tuoktų. Nu, tai Ten, taip, žinai, 300 dabar. laikų, ten taip toliau, atsiliepimai, Ai, čia supratau, replikos. supratau. Tie, Aš kas noriu- per nuotolį nori tuoktis, jie iš vis Jo. nesitokia. Yra naujas pasiūlymas, kad tos tuoktuvės įvyktų Facebook'e.
Nu tai va. Oi, Facebook'e tai kalbu, taip, nu. kiek vykstų toktuvių, žinok, ten tokie skirias, nespėjai žiūrėti. Ne, ten Zita per Tinderį. Ne, bet ir taip yra ten tų. Čia Facebook'e uždėjęs, susižadėjęs, čia jau išsiskyręs. Tada jau čia, žinok, man Statusas tenai. panašu būti tuos, supranti, kur ten tuokės po 5000 porų, žinai, ten, kaip tie... Masiniai tie kolektyviniai. Mormonai, kaip ten tie, Bet žinau, kokia idėja gera. Tai va, Facebook'e, žinai, čia faktiškai kam tau užimti visą dieną kiekvienus asmeniškai, tu per 1 valandą paimi ten 30 porų ir sutokiai. Ne Facebook'e, žinokit, viskas yra idėja. Aikštė pasidarė gražią, didelę. Užsilip ten ant to raudų sienas. Ten visas poras toje aikštėje sustoj ir jisai savo ramiai sutok visus. Tai tu čia, žinok, pat ir pasakoji apie tą religinę sektą, apie kurią aš kalbėjau, ten korėjiečių, ar kur ten jie yra. Tai čia ir bus Šiaulių religija, tuokti aikštėje iš to bokštą. Jūs manot, kad neįmanoma padaryti? Atsistojame, ar sisaka, laiminu aš jumis visus. Aš tai suprantu, Ne, tada žinai, kaip yra, tuoktuvės tada turėtum gretinti su tokiais renginiais, pavyzdžiui, kaip dabar bėgimas, ne, taip toliau. Tada sakai, nu va, žiūrėkit, visi prabėgam, po to susitokiam. Eik tik tai, kur tu su tom suknelium aukštakulniais prabėgsi ten? Ne, nu tai tu bėg su aš tai dar turiu kėdukais. Kelias versijas tokias, kad STT, žinai, dabar 3 prie durų merą, žinai, ten nuolat jau keli metai. Nu jau, jo. Tai merui reikia, pajamų šaltinę naują. Tai... Ne, čia, žinok, iš kitos pusės, žinok, ten ta STT, kai 3 prie tų durų, jisai yra ramus, turi asmeninę apsaugą. Ką? Duris saugo STT. Na. Ai, ne, Zita, tu čia bet palaukit, bet gal čia geras verslo planas yra, reikia pagalvoti. Kiek tuokės, įsivaizduokit. Jeigu paim gerą mokestį, jeigu meras tuokia, gražioj ceremonijai. Ne, meras mokesčio neims, Ingrida, čia galiu pasakyti. Meras, žinok, šitoje vietoje bus švarus. Bus vestuvių dizainerė, gerbiama ponė. Miesto tai galėsite susituoks porai paduškėlę pasiūt naują gražią. Ne tik paduškėlę. Nu tai visą tą dizainą padarys. Kur norės, juk dabar gali įsikviesti, ne tik merijoje tave gali sutuokti, kur nori. Apie kad savivaldybėms mokestį kalbu, tai gal tada surinks daug porų. Kam tom savivaldybėm tas mokestis? Nereikia, čia per daug sudėtingai galvoti. Sakau, gal kelius patvarkys tada, gal kaip nors užaktuok, apskaityk. Jis patvarkys tik tiek, kiek tie poras gražiai ateit galėtų. Reikals yra pajudėjęs dar toliau į priekį, žinai, nes vieną šiaulietę pasiūlė tai ir tos naujagimius priminėti iš karto. Imer sako, tai jo, kai registraciją užbaigsim santuoką. Šviekžda, kai užbaigs registraciją, galėsim priminėti. Bet aš čia, manau, per drąsiai pasielgęs nepasitarė su savo žmona. O ką valgom, palaukit ir einam pavalgyti, kad nors skanus. Ką audriu mes valgom. Orai gražiai, jokių ant dietas. Ant dietas, taip. Tai dieta ar kas? Šiandien? Žirnelių dieta. Supratom. Žalių. Ne, Hebrytė, yra, žinokit, to einu žiūrėti, ką ten atsinešiau. Tai su liežuviu ir be liežuviu, aš dabar nesuprantu. Žiūrėsim ir su liežuviu, nu tai aišku. Nu, dar nuo Velykų yra likę kiaušinių. Ne. Praeitą savaitę valgiam plovą, šiandien valgysim kažką mėsišką atsinešiau, toj pažiūrėsim. Gerai, einam žiūrėti. Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tai leidom mes Šiaulių merui tuokt poras, ne? Jo, ir po to būtinai dar tokį parėdimą turim, kad būtinai gimdymus priimtų, irgi pirmą gimdymą priimtų. Pirmagimį. Nu tai maža ką, girdit, čia nei pareigos poros, gal jie, pažiūrėjau, norės gimdyti visai ne ten. Nu jau, labą dieną, tai kaip, čia raštiškai reikia, kad pasižadėtų. Nu, bet iš principo mes pritarėme, ne? Kad žinom. Nu, pasikeis, aišku, Šiaulių akušerijos pasaulis visas, bet nu ką. Nieko nepadarysi, tokia miesto valdžia. Konkurencija yra konkurencija. Taip, mes rūpinamės Šiaulių miesto augimu. Mum uzbekų ir tadžikų neužtenka. Vienu žodžiu. Tai va. Nu, jo. Kaip su to mažumom ten irgi tuoks. Tai aišku, kaip tu. Ne, nu matai mažumom, tai klausims, nes jų tikėjimai ten gali būti kitokie.
Vargu ar jiem priimtinas tokias tuoktuvės. Tarp kitko apie konfesijas čia nekalbam. Čia tiesiog meras gali. Taip. O meras yra, kaip sako, nepriklausomas. O pavyzdžiui, gal jis yra pasaulietis. Nu ir viskas. Va. Aš ne apie tai kalbėjau šiaip. Nu, mes apie tai pakalbėjom. Nu, mes čia šiaip savo. Netyčia. Nu, tai va, tu sugrąžink. Žinokit, aš šiandien pasilinksminau rytą, aš Šiaurės Korėja, žinot, tokia diktatūra yra. Nu, aišku, kad žinot. Mes džiaugiamės už tave, kad tu pasilinksminai. Pasilinksminau, žinot, su Šiaurės Korėja, nes Šiaurės Korėja išleido muzikinį klipą, vadinasi Draugiškas tėvas, skirtas jisai Kim Čen-unui, lyderiui Šiaurės Korėjos. Ir ten visi laimingi, ir tankistai šoka, ir dainuoja stiuardesės, ten šaltkalviai gydytojai, žodžio, kušeriai visi, Nu tai, bet dar ten, kaip saka, ir spalvotai apsirengę, ne taip, kad ten... Švariai aprengti viską, žinai. Švariai spalvotai, ne taip, kad, žinai, pilka, juoda ar dar kažkokia. Žodžiu, kapitalinis klipsas. Žmonės šokė buvo tokių rūbų spalvotų gavę pirmą kartą gyvenime. Girdi, čia tau negau Vilnius, ne, kur ten už konteinerius parda. Bet aš irgi apie tą pagalvojau, kad gau Vilnius ten... Ir ant sienos įsiuoji. Su direktorė, žinai, po 10 000 eurų kas mėnesį, per silpną reklamą. Va čia reikėtų, kai saka, tokią klipą, ne tik Lietuvai, ir Šiauliam, pavyzdžiui. Bet, vat būtent, kad dievinam Šiaulių lyderį nėra vaizdo normalaus klipo. Nu jo, reikėtų. Vairas kažkada tai buvo padaręs, bet jau, senai. Bet ten ne lyderiui miesto buvo. Ne, ten ne lyderiui miesto, ten apie Šiaulius buvo. Kaip ten tam... Ne, čia dabar, žinai, kai čia dainuoji, matai, kai ten dainuokim Kim Čen-unui didysis lyderį, tai čia mes galėtumėm savo lyderį dainuoti. Pavardę pakeiti į dainuoji. Iš principo būtų nesunku nufilmuoti. Didysis lyderį Artūrui. Pavyzdžiui. Dangiškas tėvė. Paėmė aprengį ten Busturo darbuotojus, Šiaulių vandenų dabar darbuotojus. Dabar žygiuoja Busturo darbuotojai. Šiaulių energijos, ir taip toliau. Savivaldybės darbuotojai pražygavo praeikštę, sveikina. Ten jau jie eitų gėlės mėtydami. Rožių žiedlapis. Oi, tai čia taip. Tai va, ir klipą kokį susuktumėt, kai veiktų, čia net nekainuotų. Visi patys savo norą ateitų. Sveikina merą. Finale mers katapultuojasi iš reaktyvinio naikintuvą. Ne, jisai... Nusileidž su parašiutu į aikštę. Jisai atjautų gražiai, žinai, Tilžės gatvė, čia tos eisenos. Su žirgais, hipodromą ne šiaip ant žirgų, suprantėte. Ant durnių statą, tai jie, su žirgu į juos. Mes galėtumėm toj masovkiai sudalyvauti. Aš tai nenoriu. Ko nenori? Aprengtų tave gražiai. Aš pati galiu apsirengti, man čia nieko tokio, bet aš nenoriu. Šypseną uždėtų tokia. Gražią. Ne, girdi masiniam renginį sudalyvauti, nestabdyk savęs, Arūnai, nestabdyk, jeigu turi tik norų, prašom. Žinok, tai Ingrida, dar neaišku, kuo toliau ta masovkė baigtųsi tenai. Ne, tu gali giesmių negėduoti, jei nenori, bet gali ten Nepatiks, visi užgėdosi, nepatiks irgi, nelabai. Šiauliai, saulė švieš, visi draugiškai, šypsos. Aš tokia pikta, vis viena tokia stolga. Nieka tau šypseną uždėtų tą dirbtinę. Už nugarų galėtum pastovėti, žinai. Aš buvau. Dėl bendros masės. Tiesiog. Nu ką, jį būtų puiku, ne? Tarp kitko, kaip tenai su mūsų UABO steigimu, mes ten sakėm kelių. Aš noriu būti direktorė, prašau. Direktorė turim vieną jau. Šitą man patinka vietą. Atsimeni, praeitą mes kalbėjom, kad kelių tiesimo įmonės teigiam. Arūns tiek prisilinksmina, kad nebeprisimenu. Uobėlis keliai vadina. Pramonės gatvės atkarpą norėtumėm kaip pirmą užsakymą turėti, ne? Gerą, neaudriu. Jau viskas, tai jau, kaip saka, prašliopinot jūs. Būtų pats tas, ne? Nuo kažko pradėti. Taip, gal pradedam nuo to muzikinio klipo. Tai va būtent, kol jūs susiruošit to padaryti, jau ta pramonės gatvė bus ištiesta. Ir paskui sakėm, kad irgi darysim Go Šiauliai. Go, ne, Šiauliai turėtų būti kaip nors mandriau, Go, pavyzdžiui, Šiauliai, ne? Vau, Šiauliai. Va, sugalvojau, muzikiniam klipę turėtų šokti miesto tarybos nariai tie. Su kaspinėliais, kas be ko, tai čia laimingi jau visi babkių gavę iš miesto biudžeto. Pirmoje eilėje ten šoktų, pagrindiniam plaže. Kepurinė. Jo, reikėtų iš tų, kur gimnastės, kur turi ten tokias, žinai, lasdelės su tom, žinai, kaspinukais ten tais visai, žinai, va tų reikėtų mums pričindalų. Su odiniais bizūnais, sakai? Ne, jie gavėjai vedėnus. Iš galo gali būti su tais bizūnėliais, kokios problemos. Varytai čia tai yra
elementai. Jūs tik padėliuot gražiai viskas. Zita tai varyti vis tiek reikės, ne visi savo norais reikės kažką varyti. Nu tai taip, su bizūnėliu gražiai čing. Šmaukšt. Nu tai mes galėtumėm produsuoti šitą muzikinį klipą. Girdai, jeigu per mažai šoks su bizūnėliu per kinkas, strikt iš karto. Televizija yra Šiaulių, o ką? Čia super, viskas. Kamera ir taip, šiais laikys jūsų telefono klipą. Vieną smulkmeną reikia tik dainą sukurti. Žodžių iš principo yra iš Šiaurės Korėjos. Žodžiai irgi yra, viskas yra, tik tai muziką sakai tą pačią. Nu tai biški galim linksmesnę kokią, žinai. Ten labai linksma, žinok, Šiaurės Korėja. Tai va, lietuviškų žodžių sudedami viskas. Kam čia sukti galvą? Turimgi naujagimį Šiauliuose, naują grupę Vartai, ne? Nu jau dabar gimtadienį, tarp kitko atšventę šią savaitę. Tai va, galėtų sugruoti. Vartai į rojų. Šiauliai. Čia Šiauliuose. Vartai į rojų, taškas Šiauliai. Tai va, būtent. Grupių tai yra, žinai, bet ten va, pa Šiaurės Korėja tai yra solistė dar tokia kartais dainuoja. Tai va, reiktų tokios normalios ištikimos merui solistės. Iš principo galim rasti būtų. Galim paimti, tai čia, kad ir tą pačią Šiaulietę Ščiogolevaitę kaip sudainuotų, tai super būtų. Jo, gražiai būtų. Taip, kad čia tų šiauliečių yra daug dainingų. Nu, matai, tu dainuojančių taip, bet ar ištikimų, žinai, ir lojalių. Čia koks skirtums, ištikims, neištikims, jei pinigų pamokėsi sudainuos. Castings bus, pamatysi, tai eilė stovės. Čia reikia nuoširdžiai šipsuotis tam klipė. Tu apie pinigų pamokėsi, čia jiem bus garbė. Jie turės susimokėti. Jie turės dar 300 laikų padaryti, kad leistų padainuoti. Tu supranti, kartu su Miesto Saulė vienam klipė, tai tu čia nejuokauk, Zita. Tai gali tik tai balsą panaudoti. Ne, pavyzdžiui, Rūta, tai greitai tuos 300 laikų 5 vaikai, vaikelį greitai. Padainuos, pavyzdžiui, nesusimokės jinai, padainuos ir jos nerodys, tik balsas bus. Nesudėtinga čia schema kažkaip. Ir iš vis taip gali dingti nuo šio pasaulio. Tai ką valgom, jau nebesuprantu. Iš vis sakau, dieta, kokie valgymai. Palaikau. Kaip Statkevičius sakė, svorį reikmės. Atsinešiau su marinuotus sprandinės kepsnius, viskas bus kaip turbūt. O mes susita, kaip ten tą... Kepsim ir bulvytės su lupena, viskas. Salierų kotai su kiviais, ne? Mes valomės. Nu, ten kažkas sakė, da žirnelių duosiu. Labai lietuviškai sprandinė, bet iš marinuotą, žinokit, nuostabai. Bet nebūta foriniai, tikri čia. Tikri, ne plasmasiniai, viskas ok. Ne plastikiniai. Ne. Einam. Viskas, einu čirškinti. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada jauniems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai. Suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu tai jau nusprendėm, ne, kad mers gali tuokti šiauliečius. Nu tai, kad čia ne mes nusprendėm, Zita pasituokti. Tai ne, jisai pats parašė, kad gali. Mers mūsų nesikuklin, jisai sako, jeigu jau leis tuokti, tada gali jisai jau ir krikštyti, ir laidoti, ir gimdamus priimti. Bet tada bažnyčia monopolį praranda. Aš galvoju, bažnyčia į taip jau nuėjo į antrą planą. Žiūrėkit, mers pareiškė, viešai pasakė, kad tikrai jokių Seimą neis, niekur iš Šiaulių nevažiuos. Nu kam? Tai įsivaizduoju, nebeįdomu gyventi. Aš, pavyzdžiui, man tai tikrai būtų neįdomu. Trečią kadenciją toj mero kėdėj, nebeįdomu, nieks nebedžiugin. Žinai, Arūnai, žinai, kaip būnt, kai nieks nebedžiugin. Va, grįžti namo, nedžiugin nieks. Nei kotlė. Tai ir ką, tada nori pasakyti, išeini iš namų? Ne, tai tada pradedi galvoti, ką čia susigalvoti. Tada eini priiminėti. Linksmybių. Jo, kokiu čia galima, žinai... Malonumų gyvenimo. Ne, čia esmė ta yra. Jūs pasidomėkit oligarchų gyvenimą. Pridėtinės vertės. Niekas nebelinksmint. Ką tu pradedi tada ten išdarinėti? Skraidyti oro balionų. Suknelės matuotis, kabliukus dėtis. Esmė ta, kad mers sako, jeigu jau nuims ten nuo tarybos tų posėdžių vedimą, nuo visako jis darbą neturės, tai jis siūlo, sako, aš galiu tada jau visus darbus atlikti. Jeigu taip jau, kaip sako, nebegalės vadovauti tarybai. Tai va, būtent. Liaudžiai padės, krikštys, ženis, laidos.
šventesnių taps biškai geresnių žmogų mane. Priartės bus arčiau žmonių. Arčiau žmonių ir jau gal kaip nors arčiau. Aš nežinau, aš tai jeigu būčiau dizainerė, tai norėčiau į Vilnių. Aš irgi. Ten konkurencija didelė. Ten Juozas gyvena. Tai va būtent. Du tokie genialūs dizaineriai nesiteks vienam mieste. Aš žinok, aš vis tiek galvoju, kad pirmoji ponė turėtų prikūsit važiuoti. Aš, pavyzdžiui, jos vietoj irgi sakyčiau, girdė, nu viskas. Ką čia tuose Šiauliuose? Pasiekta viskas, nebėr jau. Eik, nebeįdomu. Nu, Šiauliuose esi pirmoji ponė, o kas ten bus eilinė gyventoja? Ne, ten nauja rimai, ten tada vėl, žinai, eini užkariauji. Ten sunku Vilniui. Nu tai kas, bet vis tiek. Nu, tai neįvertinu miesto merą. Va, būtent, gebėjimų. Nepėsti. Vilnius ne Šiauliai, vaikelė, nereik maišytis. Tai prieškai nešviečia. Tas Vilnius irgi daugiau negu 50% iš visos Lietuvos. Jo, kaimiečiai suvažiavę. Valvieriškių ir tų pačių Šiaulių. Tai aš taip ir nesakau, bet ten kokią konkurenciją ir iš to Kupiškio dizainerį atvažiavo. Visi nori atvažiuoti tą Vilnių ten. Ten reikia kovoti. Ką ten veikti atvažiavo? Ten rankovės pasiraičius reikia gyventi. Kiekvieną dieną kova. Kai tu Gedimino, žinai, tos prospektą būsi ten tam gale, žinok, tu irgi ten neeilinis. Jau pas tave ateis. Jo, būtent. Bet jeigu tik eilinis ir nevadovausi partijai, nu tai... Norėčiau dizainą užsakyti projektuką. Jo. Va. Bet už labai brangiai. Nu, tai aišku, kad už brangiai, tai. Nu. Nes bus priminėjams už mėnesį koks nors įstatėms, pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui. Nu. Bet matai, tada reikia merui įsisteigti partiją iš karto. Ir vežtis didelę jėgą. Nu, Ingrida, žinok, tie pavieniai balsai patys brangiausi yra, žinok. Bet kaip įsidėlios politinė? Su partija yra kitaip. Tu eini pas frakcijos seniūną arba pas partijos lyderį. Palaikau. Ir po to visi tie kiti gauna. Bet kokia, matai, politinė situacija bus tada tuo momentu. Žinok, Arūnai, aš pagalvoju, jie mėsos valgyti negali. Kodėl? Kai tik prisivalga mėsos, taip rimtai kalbėti pradedat. Nu, bet yra. Tai čia palaukit dar, kas naktį darysis, kai mėsos prisivalgys. Nu jau ten, tai jau mes nežinom. Langus prasidaryti svarbu. Nu ne, čia ne apie tai. Ne, ten ką gaivus urstį, tu normalus. Tai čia kai saka, jau kas vyksta už uždarų durų, tai čia kiekvienas asmeninis reikalas. Kaip ten mėsa šaltyje, nu, kaip sakos, niekad negenda, ne irgi. Nu, tai ką, mes nu, niekavą radau skelbimą, žinai. Bet skaičiau, kad Šimonytė sakė naują švietimo ministrą, tai nėra čia ko skubėti. Nu, ta prasme, nematau tikslą čia skubėti. Iki vasaros tikrai neieškos. O per vasarą gal... O per vasarą visi išeina atostogų. Tai va būtent, visą švietims atostogoju per vasarą. Kam tas ministras? Taupykim pinigus. Teisingai. Pinigai. Vas ministro, pavyzdžiui, sutaupytą algą dabar nueis į krašto apsaugos ministerijos. Dronų pirksimo. Gynybos ten kokį nors. Va, taip ir sudėliuosi ten tos 4%, kužiekį surenkė jau. Prezidents tai nepatenkins, sakė, atsipalaidavo ta premjerė mūsų. Reikalauja. Išėjo atostogų dabar, pailsėti. Žinok, pabandykit pabūt premjero. Radau skelbimą darbo, žinai, kad vyriausybė neieška švietimo ministrą. Nu, suprantate, reikalavimai, išsilavinimas nebūtins. Nu, tai taip. Ministrų. Užsienio kalbų mokėjams nebūtins. Nu, tai Lietuvos švietimai nebūtina, nu, ta prasme, ministrų. Vairuotojo pažymėjams nebūtins. Nebūtins. Privalumai, polinkį žalotis. Kvailo veido išraiškai. Nu, tu čia žiauriai jau visą eiktų savo. Supranti, gebėjams atlaikyti smūgius. Tai į pomėgis naujojom ir reformom. Į reformom. Į nieką neatsiranda. Neatsiranda. Supranti, o darbo sąlygas tai normalias yra, va, žinai, darbo vieta Vilnius, atlyginims nuo premjerės nuotaikos. Priklauso. Taip. Agydims vasaros 5, Kapinės Antakalnį. Atostogos leisi vasaros 5. Nu tai matai, labai jau greitai ten tie visi vasaras 5 ir Antakalnis labai jau greitai sudėlios. Bet tai... Nieks nenorai. Toks darbs, nieks nenorėjo. Tai čia, girdi, visi tie, viskas, vat, man atitinka irgi galėčiau eiti, viskas, bet va, viens netitinka. Kas netitinka? Antakalnio Kapinės? Polinkį žalotis. Nu tai gali išlavinti. Ir Kapinės nenoriu, nedar. Nu, tas Kapinės aš irgi neskubu. O plus aš ten Vilniuje iš vis nenorėčiau būti palaidota. Išsiųstavai kursus. Nu, bet tai Zita, tu dar vieną trūkumą turi, netitinki reikalavimą. Nu,
Kur tu matai mano trūkumus? Kvailoką veidą išraišką reikia turėti, einant iš švietimo. Aš šitą galėčiau jau. Blondinės išraiškai. Išsižiuočiau ir sėdėčiau, ne? Vieną vakarą prieš veidrodį į vyrą, ne? Išsižiuočiau, neryčiau seilių ir sėdėčiau. Nustebus visą laiką. Ir galvočiau apie kažkokį gerą skanų patiekalą, pavyzdžiui. Jei seilės tyst. Nu, tada ne, bet ten bišk blogai, tada iš karto vasaras 5 veža. Nu tai čia viskas yra. Dėl to dar vasaros 5, žinokit, nebėra. Ten jau patys pasiprašytų. Ten atostogų išeitum, atostogų. Vienu žodžiu. Aš einu žiūrėti sprandinę hebrytę, žinokit, ir gal jau netgi greit pakviesiu valgyti. Gal mes greit atlieksim. Gerai. RS2. Radio stotis RS2. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, žinokit, hebrytė, sprandinį dar reik. Kol papliurpsim dar čia kelias minutės. Ne, dabar kaip tik patepiau medaus garstyčių, ten tokių padažėlių, visą kitą, tai dabar tokie apskrus ir viso, ir galėsim valgyti. Skaniai. Aš žiūriu, kad ten jau, kažkoliu, kaip pakalbės ar be lekcijų, nes ten labai žiūrėk, kaip visi aplinkui renkas. Nu, žinai, šiandien saulytė pašvietė prie talšos, jau. Normaliai, eint pro šalį visi galvoja, kad čia, žinai, akcija kažkokia. Nu, ką bus dalinama už ačiū. Nu, už ačiū, ne, už ačiū, ne. Neišėpkintantų. Jo, tai čia matai, nu ką, šnekam apie stuburinių šeimos atstovą, ne? Dar šiek tiek. Ministrė Bilotaitė pasiskaitė, kad Šimonytė turi stuburą. Jis sako, o aš ką blogesnė. Nu, tai. Iššokant Nausėdą, žinai. Šimonytė turi stuburą, o Bilotaitė pagalvoja, o aš turiu liežuvį. Nu, į stuburą dar. Tas be stuburis. Liežuvį. Nu, tai taip. Jo, tai ir šokant prezidentą, žinai, sakė, tu sutrukdėjai man daryti tyrimą kažkokį ikiteisminį. Kas tau leido kalbėti? Tu čia Bilotaitė ikiteisminis tyrimus? Nu, prezidentas pranešė, kad Lenkijai sugavo ten tos, kur tą Rusijos opozicionierių Vilniuje sumušė, tuos banditus. Ir Lenkai visą žiniasklaidą išskalambėjo, kad jau sugavo juos ten. Matai, Bilotaitė lenkiškai nemok. Šaprašom, negali pasakyti. Jie nesiklauso kitų tų ten televizijų, dar žinių, jie tik tai Lietuvo žinias žiūri. Vat paruski, jeigu būtų, tai gal ir... Tada būtų okei. Bet suprantat, kaip liūdna jų klausyti. Jeigu jau žmonės įsijungtų YouTube, mūsų mėgstamą. Kaip sugavo, aš žinom, kaip sugavo tuos nusikaltėlius. Pasirodo, rusų žurnalistai patys grasina jam. Tas pranešė Lenkam, Lenkai sugavo, o čia Lietuvoje visi užsidėjo karūnas. Paslaptis didžiausias. Ir Lenkijos žiniasklaida visą po mūsų prezidentas pranešė, visą Lenkijos žiniasklaida blizgėja. O čia jau tyrimą jie tyri. Nu matai, čia politiniai ryklių kovas yra. Dvi ryklės, užsipuolė, politiniai rykliai. Ne, tai o pavyzdžiui, Kaune situacija kitokia, yra Kraps miestą. Tas įsikabinės laikas. Aš dar žinau apie tą stuburinį, atsiprašau, kad tave nutrauktų. Jo, dar noriu, tiesiog perskaičiau dabar tą frazę, noriu pacituoti, kad ką Bilotaitė pareiškė, kad reiškia svarbu išsiaiškinti aplinkybės, kad tokia ydinga praktika, kai politikai komentuoja tyrimus pirma pareigūnų, nesikartotų. Tai čia iš po to, kai visa Lenkijos žiniasklaida ištrimitavo, rodė, visur buvo sudėti ir vaizdai, ir komentarai. Visas internetas. Supranti, Audriau, tu gali protingam žmogui paaiškinti. Tiesiog aš skaitau, žiūri, galvoju, tai ir čia yra ministrės žodžiai. O ministrė sugalvojo pasakyti pip. Bet aš pagalvojau dabar, Lenkų visą jau pareigūnai sulaikė, Lenkų žiniasklaida visą ištrimitavo. Tai kokie mūsų pareigūnai lietapiečiai, kad nespėjo neįsižiūrėti, kad sulaikė. Jie negavo leidimą iš Bilotaitės, supranti, nes turėjo pranešti Bilotaitę. O Bilotaitė matyti per sėdėję ir negali pranešti jai. O Tuskas paskambino pirmą Nausėdai. Ir va.
Nu, tai matai, kieno geri santykių nepalaiko. Aš vis laiką sakiau, geri santykiai yra svarbiausia. Geri santykiai svarbiausia. O prezidentas? Tai o Kaune kas ten dabar dedas? Nu, Kaune irgi ryklių kova, žinai, tik tai va 3 megoj tie prekybcentriai, žinot, mega, kur akvarium va 3 rykliai tie nudvėse. Rykliai. Nu, tai jo. Nu, tai Kauna praradims, tai Kauns gedulės kenčia. Nu, bet gražu ten buvo. Nu, labai. Gražu, bet tai hebrytė, nu, nėra tai baisu. Vis tiek krabai dar išliko. Meganevičiūnai, žinokit, Meganevičiūnai. Ten į tą krabą ateis negali pažiūrėti, suprantate, o į tą ryklius galėjai laisvai prieiti pažiūrėti. O krabą tai dar, žinai, kur tu rasi pasislėpus. Nu, ja, bet tie rykliai, matai, nuo senatvės mirė. Nu, taip pasirodė pensininkai. Nu, pensijos, bet kažkaip neatrodė man, jei pensininkus nepanašus buvo. Tai jo, tai jūs jau ryklius pažįstat iš arti, blem. Ne, nu tai... Tai mes su Ingrida pradėtume šnekėti, kokių ryklių mes pažįstam. Čia, žinai, Undinės priplaukė ryklį, saka, nu rykly, tai kiek tau metų? Me, saka, o kiek sąskaitoj? Me, plauk, saka. Nei metų, nei sąskaitos. Ate. Nu, tai va, yra geresnių naujienų. Pačių geriausių, man atrodo, pabaigime, imkim pačią geriausią naujieną. Galim pakilti kosmosą iš tikrųjų už 1000 eurų. Noriu. Kokį kosmosą dabar čia varysimės? Vilniui. Papigėję, kylam. Vilniaus televizijos bokšte išremontuots, viskas labai gražu, aš kiek mačiau per teliką. Aha, nebuvo Yra 2 apartamentai, vienas biški pigesnis, kits 1000 eurų. Kažin, kuom skiriasi ten? Nu, kuom? Nu, ten gal... Ne tokios brangios žvakės, nepakvėpinu. Nu, keliams brangesnis patys. Vienam yra vonė, o kitam yra tik dušas. Kažkai vandens, pakeli viršų ten televizijos bokštą. Galvoju, čia restoranas, tam viskas. O čia su maitinimo be? Viskas suskaičiuota. Nu, tai va čia grini lietuviai. Jau tik duok pavalgyti. Nesvarbu vaizdai, nesvarbu, kad sukies, jau ties ten iš vis... Karalių mane. Žinai, besisukant. O čia dabar jau tik tai duok pavalgyti. Jeigu valgyti neduok, įmėtis čia tie kambariai. Parą į miestą iš viršau žiūrėsiu, karalium pasijausiu, iš čia valgyti. Aš jau supratau, kad Zita jau buvo ten. Aš taip irgi supratau. Nu, kažkaip jau sakė, kaip sukos ten. Jo, kaip sukos. Kaip nešioja iš šonus. Nu, tai va, ta besmė ir kad jau, kai saka, reikia pažinoti tam tikrų ryklių. Matai. Teisinga linkme nuplauksi, ne? Tai taip, teisinga linkme nuplauksi. Buvo priplaukęs normalus rykliuks. Tarp kitko, tas pigesnis kainuoja 800 eurų, brangesnis 1000, ne? Nu taip, kažkur panašiai. Nu, per 200 eurų. Nu tai žinai, kas tie 200, jeigu jau 800 turi, negi tu 200 neturėsi. Aš tai žinok irgi pagalvojau, kam reikėjo tą prastesnį daryti, nu abudu paštukai viskas. Aš irgi tą patį pagalvojau. Nu kam? Nu, čia tipo 200, žinau, kas jau 800 mokės, tas ir štukas mokės. Nu, reikia apžiūrėti, supranti, nežinau. Kažkaip čia taip įdomiai. Yra priežasčių. Tai užsisakom abudu ir pažiūrėsim, kuris geriau. Ai, žinokit, supratau. Tam brangesniam langai yra į išorę, o pigesniam į to bokšto vidų. Ne, sukas bokštas. Sukas bokštas. Tai sukas, bet langai tai į vidų. Ai. Sakai, tą liftą ten. Kur sakei? Šiandien, vat kažkaip, sakau, Zita yra buvus jau ten. Nes šiandien nuo pat ryto jinai pradėjo kalbėti apie šampaniuką, žinok. Vaikelė. Nuo pat ryto. Ten matai, ko gero dalin, žinok. Šiandien ko gero ten. Tai vienu žodžiu, žiūrėkit, hebrytė, kadangi sprandinės turim daug, kviečiam visus prie talkšos, ateikit su šampaniuku. A mes turim sprandinykės. Žinai ką, Arūnui dabar užsakom tą besisukantį viešbutį už 1000, kas ten tier tas 1000. Tai bet jie maistą labai reikia, tai mes įdėkim tas sprandinės. Įdėsim, aišku, nu va. Tai va, ir galės savo atsisėdęs. Vaikelė, nu, tai gražu. Gražu, kai kokie prabangiausi New Yorko viešbučiai, tokie jau rimti, arba kokie Dubajai. Nu, tai taip, tai aš apie ką įsakau. Langai neatsidaro, žinai. Viskas. Pašokinėti negali. Žemės traukai. Eina valgyti su vaikais. Hebra, žinokit, pavalgom, einam pasimti avansą už Pramonės gatvį ir važiuojam į tą viešbutį. Jo. Lekiam. 97 ir 8 FM.
Radio stotis